Gabija, ar čia buvo geriausios jūsų gynybinės rungtynės šiame sezone? Nežinau, sunku pasakyti, taip atrodo, tas Rygos žaidimas labai kietas, tai mes irgi tokį įsivėlėm. Nežinau, šiaip man pačiai atrodo buvo tokios klampios rungtynės abi dvi pusės. Nepasakyčiau, kad geriausias gynybinės, bet turbūt ta gynyba buvo tikrai geresnė negu mūsų puolimas. 37% baudų pataikymas, ką daryti, kad toks nebūtų ir būtų geresnis kitose rungtynėse? Turbūt tai ir mes daugiau, treneris sakė, kad turėsime daugiau baudų. Nežinau, toks turbūt atrodo įsikūrė, viena prametė, kita prametė, tada jau eina trečia, galvoja, kad reikia įmesti ir toliau prametą, tai kad iš tikrųjų laimėjom su tokiu prastu pataikymu, tai labai džiugu, bet tikrai reikia dirbti ties tuo. Prieš Rygos TTT puikias rungtynės žaidė ir lapkričio 30 Rygoje. Ar gali palyginti dabar, ar ši komanda pasikeitė pasikeitus jų rotacijai? Nežinau, aš manau, kad ten viena jų žaidėja išvyko, kuri buvo viena vedlių, tai dabar šiek tiek pasikeitė, bet tos Latvijos lyderės tas pačias išliko. Aišku, šiandien Jasa anksti įsibaudavo, bet šiaip tas jų kibus žaidimas ir agresyvumas tai išlieka jau N metų. Tavo pačios rodikliai taip pat vis auga šiame sezone, žaidimas vis gerėja irgi, bet puikiai žaidi prieš Rygos ekipą. Ar yra dar kokia nostalgija tiek prieš komandos drauges, kurias matai Latvijos komandoje? Ar prisimeni tą sezoną Rygoje ir tai padeda užkurti papildomą galbūt motivaciją? Tikrai yra, čia turbūt man pačiai kažkaip toks geriausias sezonas, tiek komandos prasme, tiek pati gerai jaučiausi, tai tikrai labai daug tos nostalgijos yra ir dar pabendrauju su daug ko, tai labai visada smagu prieš ją žaisti ir susimatyti. You have a tough game for a team and your impressions about this game? Of course, we knew it's going to be a tough game because the Kibirkštis is a very good team in every position. They have height, they have experience, and the players are playing in very good level. They are a Eurocup team. We knew it's going to be a tough game. Maybe we were not expecting so much, so big difference in free throws, 40 against 14. But it's a game. We knew it in Lithuania it's going to be hard. They use the tactics 8 against 5, so we lost today, but we are not giving up in the playoffs. Could you compare your first game against each other on 30th of November and this game? What had been changed? We have small changes in the roster. They have small changes in the roster. But I think we are a better team now. We understand each other better. Because it's not a secret, we have a very young team and it's taking time for them to adjust the coaches' decisions and what do we want to play. And I think we are playing better, but I think we can do even better.